Šiandien apie kankorėžį. Tai yra šeimos ir giminės simbolis. Ir siunčiu palaiminimą kiekvienai giminiai, kurie daro giminių susitikimus. Tai yra tokia nuostabi tradicija palaikyti stiprius ryšius, harmoningus ryšius ir iš kartos į kartą perduoti savo žinias ir žinoti savo giminaičius. Tai yra didelis dalykas. Turėti savo giminės medį, žinoti, kas yra mūsų šaknis, mūsų seneliai, proseneliai ir dar daugiau kartų, kurie mums kažką sukūrė arba nesukūrė. Tai viskas priklauso, kokia yra mūsų ta giminė. Bet tam, kad giminė būtų stipri, mums reikia, kad būtų šeima stipri. Tai kankorėžis taip ir yra, kad kiekvienas šitas lapelis tarsi būtų kiekviena šeima. Ir Dievas siunčia į kiekvieną giminę, ten, kur reikia šitą sielą, ten, kur reikia į kitą vietą tą sielą, kitą sielą atsiunčia. Tai va tokiu būdu ir niekur jūs nepabėgsit. Galbūt kažkas jau išėjo ir vėl ta pati siela sugrįžta ar čia, ar kažkur kitur, išmokti tų pačių pamokų. Ir štai ką aš norėjau pasakyti, o sukurti harmoningus, gražius santykius, tai gali visi, reikia tos besąlyginės meilės, to gėrio širdyje ir supratimo, pasistengti pabūti to žmogaus vietoje tam, kad jūs suprastumėt, kodėl jis taip elgiasi, o kodėl, be teisimo, be nieko, tiesiog besąlygiškai. Ir jeigu nesuprantat, palikit, paleiskit ir viskas bus gerai. Tai mums labai trūksta to supratimo, atjautos, atjautos ir tikrai, kad daugiau palaikytumėm vieni kitus, nes meilė ir daro stebuklus, tikrai. Visi, kas gyvena meilėje, auga meilėje, jie gyvenime būna labai stiprus, nes pati meilė ir yra Dievas. Tai labai norėčiau palinkėti jums visiems sukurti darnias šeimas, kaip ir šeima yra stiprus valstybės pagrindas, sakyčiau. Mes taip anksčiau sakydavom. Mačiau kažkur parašyta, kad sako, dabar jau taip nebegalima teikti. Gal čia kažkoks įstatymas išėjęs, aš nežinau. Dar tiksliai, nes ten tik laikraščiuose kažkas ten, gal net kažkokiam portalė mačiau. Bet žodžių iš dainos neišmesi. Tiesa yra viena ir ji yra Dievo tiesa. Taip kad būdami harmoningi ir suprantantis vieni kitus šeimoje, po to mes galime ir giminėje puikiai sutarti, nes šeima vis tiek visako pagrindas. Ten formuojasi naujos asmenybės nuo pat mažų dienų ir jeigu yra meilė, globa iš mamos ir iš tėčio, šeima yra harmoninga, tai ir vaikai bus labai ir stiprus gyvenime ir daug ką pasieks, bus laimingi, nes pagrindinis dalykas yra ne pasiekimai, bet kad jis būtų laimingas. Yra labai daug sėkmingų žmonių, kurie vis dėlto jaučiasi nelaimingi, sėkmingi, turtingi, bet vis dėlto nelaimingi, nes neturi labai stipraus ryšio su kitais žmonėmis. Kaip sako, didesni namai, bet mažiau jaukumo. Ir tiesiog turi daug pinigų, bet neturi laiko. Tai ir daug visokių tų tiesų. Jūs visi viską ten žinote. Čia nieko naujo nepasakiau. Aš atėjau tik priminti jums paprastus dalykus. Tas paprastas dvasinės vertybės. Ir aišku, didelė giminė visada yra
tiesiog yra labai stipru, vieni kitiems padeda, palaiko. Tai yra didelė, didelė vertybė. Viena didžiausių vertybių - šeima. Ir kada buvo ta šlykštynė, mes visi supratome, kad svarbiausia sveikata, šeima ir santykiai, geri santykiai. Pradedant nuo savęs, su savim, po to su artimaisiais ir po to toliau, visa giminė, draugais ir su visų pasauliu. Tai tas yra labai svarbu. Jo, darykite savo giminės medį, nes tai irgi labai svarbu perduoti kitiems vaikams, vaikaičiams. Ir tai bus labai didelis indėlis, jeigu jūs tai padarysite. Na ir palinkėsiu pačių gražiausių santykių šeimose. Tiesiog te gyvuoja meilė, o meilėje viskas auga, klesti, tobulėja, viskas meilėje. O lietuviškos šeimos tikrai tapo labai mažomis, anksčiaugi būdavo didelės, nes mes lietuviai sąmoninga tauta. Ir kai matome, kas vyksta, kas darosi, tiesiog žmonės sąmoningai nebesirenka turėti daugiau vaikų. Aišku, tai gali būti ir sielos užduotis kitokios, tarkim, kaip mangi nedavė vaikų dėl to, kad mano yra šita užduotis, šitą užduotį įvykdyti. Tai dėl to man ir nedavė dievulis tų vaikučių. O žmonės Lietuvoje tikrai pradės turtinti savo šeimas, savo perliukais, deimantukais ir labai padidės vaikų skaičių šeimose. Aš mačiau, bus ir po 4, ir 5, ir 6 ir tikrai žmonės gyvens labai gerai Lietuvoje ir bus karaliai, visi, dauguma praktiškai visi ir turės tas didelės šeimas. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Aš pati esu iš 5, nors mūsų šeima buvo tokia sudėtinė. Tėtis turėjo 2 dukras, mama turėjo, tai yra mama yra kairė, iš tikrųjų 2 sūnus, tėtis turėjo 2 dukras ir kartu, kai suėjo, tada mes turim dar bendrą sesę nuo tų pačių tėvų. Tai linkiu jums kuo didesnių šeimų, darnos juose, darnių, gražių giminių susitikimų. Vietoj laidotuvių darykite susitikimus. Ir sėkmės, ir meilės, globos, supratimo, atjautos. Ir kuo daugiau meilės, skleiskite kuo daugiau meilės. Ir gerumo. Nes gerumo bruožas tai tiek vyro, tiek moters yra labai didelis pliusas. Nors meilė gerumu labai daug kas manipuliuoja, bet tiek to. Bet iš viršaus matosi viskas daug geriau. Dievulis mato visus jūsų gerus darbus. Ir šiuo metu jums bus už tai visiems atlyginta ir apdovanota. Tai su meile ir su Dievu.